Atsikeliu ryte, kažkokia dėžė. Kas čia tokio? DHL Express, Packing Listen ir taip toliau. Fragile reiškia dūžta. Kažkas dūžta. Vienintelis dalykas, kuris man rodo, kas čia gali būti, čia yra Element, arba kaip ten kitaip taria, e-Liquids US. Tai būtent šiandien mes ir pažiūrėsim. Ačiū labai Element Liquids team. Thank you for your support to get your best products to our reviews. Tai ačiū jiems. Tai kągi, atpakokim būtent šitą dėžę, pažiūrėkim, kokie būtent skysčiai čia yra viduj. Ir aišku, reikia būtinai viską tai pagarinti. Tai būtent prie to mes šiandien ir prieikim ir viską tiesiog apžiūrėkim, kas yra būtent štai šitoj dėžėj. Dabar pažiūrim, kas yra viduje, būtent šitos dėžės, kurią mes labai brutaliai išpakavom, viską išmėtėm, palikom tik tą, kas yra svarbiausia. Čia yra Tobacconist Emulsion Draper Series plakatai. Kas yra visai fainai, pasikabinsim ant sienos. Tokia kaip chemijos lentelė, atrodo fainai. Toliau yra vienas plakatas Element Tobacconist Premium Tobacco Liquids. Čia irgi yra vien tobakas, 10 ml tramšam, 125 ml made in USA. Magas VG, or 50/50. Kągi, ką mes šiandien čia gavom? Čia yra toks visai fainas purškianti buteliukas, kuris nepurškia. Gaila, kad nepurškia, bet visas malonumas yra pačiam viduje. Ką mes matome šitoj dėžutėj? Far Neon Slush, Far Grape Vape bei Far Candy Punch. Taip pat, aišku, kaip visą laiką, čia yra O-ringai, kurie yra reikalingi. Ir taip pat čia yra du stikeriai, kurie aš turiu vieną ant kompo štai čia kažkur, jeigu matosi. Tai šitą viskas padėkim į šoną ir žiūrim, kas yra sekančioj dėžutėj. Yra dar 4. Taip, čia yra 30 ml Honey Roasted Tobacco. Čia yra tobakas. Senas geras Watermelon Chill. Senas geras Pink Lemonade, mano vienas mėgstamiausių. Bei čia yra Fresh Squeeze. 20 ml, čia yra 30, čia irgi po 20. Dėžutė yra tuščia. Kągi, dabar šitas apžiūrėkime iš arčiau, kas čia yra per buteliuką ir aš viską taip paragausim. Kągi, kai jau atėjo laikas viską išmėginti, aš parašiau savo Tsunami, naująjį Tsunami RDA. Ir kągi, mes čia žiūrėsim, taip pat yra nauja vata, būtent štai tokia iš modos rusų gamintojų atsiuntė irgi kaip samplų, tai išmėginsim ir šitą būtent vatą. Nes čia nereikia kaip normaliai panišką vatą paruošti, kad tik ištume. Taip daryti negalima, tos sluoksnelį reikia nuimti vieną tokį mažą sluoksnį per visą šitą dalyką. Štai tokį. O tada mes tai viską susukam kaip į Scottish rollą. Ir būtent tada, kaip teigia pats gamintojas, kad čia jokių praktiškai dry heatų nėra, aš čia reikia viską daryti daug kruopščiau, tada susukam vėl taip pat vieną į galą, tada galima viską sukišti. Kaip teigia gamintojas, kad čia nėra jokių dry heatų, skonis yra tiesiog pasakiškas ir neįmanoma nei su Cotton Beako, nei su kažkokia kitų gamintojų tai sulyginti. Tai mes būtent šitą ir išmėginsim ant Element Liquids. Pirmas skonis, kurį mes paragausim, yra Pink Lemonade. Nors visi šitie skoniai yra visiems labai gerai žinomi ir visi jau yra juos išmėginę ir pamėginę, bet yra dar keletą naujų skonių, kuriuos mes paragausim ir ištestuosim to pačiu šitą skanią, kaip jie gamintas vatą. Nors dar nesu aš jos ragavęs, būtent tos vatos, kaip yra skonis su ją, nes galima ir su RDA, galima ir su RDA kaitikliais ją naudot. Tai mes to viską tai sulašinam čia ir žiūrėsim, kas yra per naujienos. Pink Lemonade, čia yra mano kažkada buvo top 1 skystis, top 1 skonis, kurį aš visą garinau. Tai būtent Pink Lemonade buvo. Kas yra gerai būtent dėl šitos vatos, kad aš jau paėmiau daugiau negu galima hito ir dar jau yra sausa, bet dar skonis išlieka lygiai tas pats. Tai galiu drąsiai teigti, jog gamintojai nemelavo ir rimtai.
išsausėjus, va tą pilnai. Galima garint. Bijau iškai ją sudegint, bet galima dar tikrai porą hitų būtų paimti. Gerai, kitas skonis, kurį mes išmėginsim, tai tikriausiai būtų watermelon chill. Šiek tiek mėtos. Čia yra arbūzas, kas yra neblogai. Truputukas mėtos. Let's test this one. Opa, 7 vatų. Vasaros skonis. Yra šiek tiek mėtos, ko nėra per daug, bet tai yra tiek, kiek realiai reikia, kas yra labai gerai. Skanu. Vėl, va tai yra sausa, bet ir kad hito nėra. Kągi išmėginom jau Pink Lemonade bei Watermelon Chill. Sekantis skonis Fresh Squeeze. Čia mano top 2 skystis, kurį aš kažkada labai buvau pamėgęs. Dabar atrado pačią mamą ir taip toliau, dabar esu perėjęs ant jų. Bet kažkada tai buvo tikrai mano top skoniai. Šiandien yra apelsinai mandarinai, kažkas tokio. Labai skanus. Ir Fresh Squeeze tikrai užtarnauja dėmesio ir realiai visi elementai, kuriuos aš esu ragavęs ir taip pat į Far liniją, kurį irgi mes tuoj paragausim, yra labai skanus. Sekantis čia yra Far linija, tai būtų Candy Punch. Kaip sako, jau pats skonis, kad čia yra saldainiuko punšas. Tai būtent tą mes dabar pamėginkim. Taip, Far Candy Punch. Švelnus saldainiai, labai fainas. Mes pavyzdžiui ragavom jau su jumis You Got E-Liquid ir galiu pasakyti, kad ten buvo ne visi geri, bet čia aš vis ragauju, realiai visi yra labai skanus. Sekantis skonis yra Grape Wave, tai čia yra vynogės. Vynogės irgi yra labai skanu, vynogės šiaip man labai patinka, kaip ir skysčiai, kaip ir maistas. Beliko 2 skysčiai, liko 2 skoniai, čia yra Neon Slush. Kągi, ragaujam Neon Slush. Čia jisai bus toks tikrai vasariškas. Čia nėra mėtos, bet jis toks kartus ir labai fainas skonis. Tuoj mes išmėginsim, kaip ir minėjau, aš jau esu mėginęs visus skysčius anksčiau ir realiai jie visi yra labai faini. Dažniausiai pas mus Fara eina 120 ml buteliukuose. Yra toks rūgštus skonis, kas yra gerai, kadangi nedaug gamintojų daro rūgščių skonių, nedaug daro, bet yra ir nedaug gerų, bet būtent Neon Slush yra ne per daug rūgštus ir ne per mažai, būtent tiek, kiek reikia, tad vasarai pamėginti tikrai visiems siūlau. Paskutinis skonis yra Honey Roasted Tobacco, čia yra medus su tobaku. Šiaip nesu aš tobako mėgėjas, bet žiūrėsim, kaip jisai eis. Kol kas dar nieko negalima sakyti, kol mes nesame jo išmėginę. Skanus tabakas. Nėra labai toks, būna, kad jie aštrus būna arba tiesiog neskanus, bet čia yra šiek tiek riešutų, medaus ir tabako. Ir būtent tą galima pajausti tikrai garinant Honey Roasted Tobacco, jis yra iš tiesų geras. Bet čia paminėt tą, kad jeigu tu palaikinsi šitą video, užsubscribinsi kanalą bei parašysi komentarą peržiūrėjau, įmanoma bus laimėti visą Candy Punch, Grape Wave bei Neon Slush, čia yra Far linija elementų, tai kad čia yra viskas jums. Realiai išrinksim nugalėtoją po savaitės, kitą savaitgalį, tai kad spaudžiam like, subscribe bei rašom komentarą peržiūrėjau ir būtent šitie 3 buteliukai gali tekti kažkuriam iš jūsų. Tai čia yra giveaway for you, my friends. Kągi, ačiū visiems už peržiūrą, išmėginom Elemento liniją, Faro liniją, Classic liniją bei Tobacco liniją, visi labai faini, visi man patiko, galima garinti ir garinti be sustojimo. Su jumis buvo Go for Vape, šitą viską įmanoma surasti Vape Shop'e arba Royal Smoke'e, taip pat ačiū jiem, kad jie turi tokias geras prekes. Kągi, su jumis buvo Go for Vape ir visiems tiesiog gero.